po Giedrės pokalbio išėjau iš studijos, sutikau dar vieną sėkmingą verslininką. Sakau, gerbiamas Alvydai, palaikyk, parem. Ką tu sako, Petrai, aš bijau, mano įmonę uždarys. Ir per šitą laikotarpį jau 4 sutikau verslininkus. Šitoj demokratinėje Lietuvoje bijo padaryti pavedimą. Sako, aš geriau paduosiu savo darbuotojui ar kitam. Tada, sako, tie perves tuos pinigus. Įsivaizduokit, apie kokią mes demokratiją kalbam. Taip pat dar Giedrės laidoj kalbėjau, tikrai noriu pasakyti, kad tarybiniais metais parašų greičiausiai daugiausiai esu surinkęs, kad būtų išlaisvintos bažnyčios, grąžinti iš kalėjimų politiniai kaliniai, kunigai. Žinot, rašėsi, tikrai jums pasakysiu, daug drąsiau negu dabar. Tu dabar iš kažkokio valstybės arba savivaldybės darbuotojo po jokių parašų, po jokių peticiją nepaimsi parašo. Jie bijo. Bet žmonės, aš galiu jums pasakyti, prekybos tinkluose kitur prieina sujudę. Mato, kas vyksta. Visi sako, grįžo sovietmetis. Tai buvo komunistinė ideologija, dabar yra genderistinė ideologija. Bet šita, kaip Sadūnaitė Nijolė, gaila, kad jau amžinatilsį pasakytų, šita sistema yra baisesnė negu tarybinė sistema. Tai aš noriu žmonėms pasakyti, jeigu jau verslininkai jūs bijot, tai gal paduokit kokiam savo darbuotojui, tegu jis perveda, kaip kiti daro, nes jie bijo. Nes gyvenam demokratinėje Lietuvoje. Ir tikrai raginu iš visos širdies, paremkim. Tai ir pinigai svarbu, taip, bet dar svarbiau, parodyk, kad mes esam vieningi, kad tauta nėra visa mirus ir ne visi yra abejingi. Tai man atrodo, šitas, jeigu bus surinkta nemaža suma pinigų, tai pastatys galbūt kažkiek į vietą šitą vadinamą teismų sistemą. Ir man šiandien susidaro įspūdis, kad generalinis prokuroras yra tapinas, o Grunskienė tik aptarnauja jį.